už sankcijas. Tai gėda 10%. Operacija Vesna. Ką dar melavo? Gerai, žiūrėkit, dabar buvo toksai plakatas, žmonės susijaudino labai, kad atėjo, čia pas jūs pasakė, kad KGB agentų... Taip, įstatymą nepriimsiu, kad davė pažadą valstybė, čia Mindaugas Sinkevičius pasakė, ir mes nebalsuosim, reiktų Vilnių. Tai žiūrėkit, jūs galite paaiškinti vis dėlto, ką jisai sako, kodėl KGB agentams įsipareigojimai Lietuvos yra svarbesni negu jų aukoms. Aš manau, kad paprastas dalykas, kad jo aplinkoje, artimoje aplinkoje yra žmonių, kurie matomai gal turi ryšių su KGB arba turėjo ryšių. Jūs manote, kad čia yra asmeninis interesas? Aš negaliu sakyti, ar tai asmeninis interesas. Aš tai manau, kad grupinis. Yra ta grupė žmonių, kaip sakoma, ir kuris sėdi pakankamai aukštose postuose. Naujas premjeras, Magyaras. Pamenat, aš jums sakiau tada, ką čia sako tas durnių šneka, nesąmonė. Praeitą savaitę parengė nutarimo įstatymo projektą ir pateikė parlamente. Visus iki vieno ir pasakė visus trauk. Taip. O tu kur tie, kurie visi sakė, galų gale Orbano nugalėjo, koks liberalas, koks šaunuolis. Jisai gerai pasikinkė tos visus antiurbanistus ir kas. Apie ką kalba? Bet jums vėlgi sakymas. Net ir čia... Durnius valdyti lengva. Tai yra. Jo, čia tiesos yra daug. Čia yra dėl to. Žiūrėkit, dar vienas dalykas. Kalbant, mes kalbėjom apie Budrį šiek tiek. Budrys liks ministru, ne? Aš manau, kad logiškai, prezidentas pralaimėjo iš prezidento atėmė visas kortas šitam žaidimui. Jis žmogus liko plikas basas ir jisai sako, bent nors kažką tam monopolį palikėt, man nors vienintelį ten viešbutuką, žinai. Jis sako, ne, sako, dabar mes galvosim. Tai aš manau, kad jisai vis tiek reikalaus, kad Budrys liktų, nes tokia atveju išeitų visiškas pralaimėto šitoje istorijoje. Jo nelaikytų kaip tvirto politikos lyderį ir nelaikytų kaip tvirtos pozicijos, nebent jie su Mindaugu sustars, kad žiūrėk, Mindaugai, aš tau duodu visas skeptrą, visas galimybės, tu parodai, kad tu esi tvirtas vyras, kad gali mane pamokyti, gali smurtauti jisai yra silpnas, jisai visur demonstruoja savo silpnumą. Jisai nuėjo pasakyti, aš blinkt ant nugaros. Jo, bet, žinot, kaip tie kartais būna šunis, kur parkrenta ir laižo kitą šunį, pripažįsta to viršenybę. Bet dar kartą sakau, tai čia yra vėlgi prezidentas ryšis šitą dalyką. Kai buvo duotas klausimas dėl užsienio politikos ir vadovų tarybos, tai jisai pasakė taip. Kada kalbėjau su prezidentu, prezidentas išreiškė norą toliau tęsti darbą tenais ir maždaug... Kaip netikėta. O Vytenis Andriukaitis kalba priešingai, kad turi būti. Tai aš galvoju, kai Vytenis Andriukaitis pradės skaityti, ką kalba jo šičia palikti asmenys pastatyti. Jie atšokė ten visiškai. Tai aš galvoju, jisai sakys, Hebra, o tai kaip čia dabar supras? Sėdint Briuselį nesinori skaityti, kas vyksta Lietuvoje. Ašgi 2 koalicijos su jais formavau. Aš žinau, kaip Vytenis kišosi visą procesą. Nuaikės kiekvieną žodį, kiekvieną sakinį. Ir dabar ką Vytenis sakys... O Vilija? O Vilija ne, baikit jau viskas, jūs palikit tą Viliją ramybėje, jau Vilija grybauja, ogauja, braškės renka, vyną geria ir... Jo. Kaip miela. Kaip miela, jo, iš tikrųjų. Teisingai jinai daro, puikiai pamatė, kad prileido žmonių, kurie nesupranta, kas yra valstybė. Bet jinai prisidėjo smarkiai. Jie tikėjo, kad tiek ateis. Aš Rūta galiu, jie galvoja, kad ten ateis 30 ir bus, bet kad mokstelėjo tiek, jinai pati pabudo. Jau aš nesako, aš tą vaikų darželį darysiu, sako. Viskas, einu lauk. Viskas, jinai išėjo lauk. Aš jau puikiai, sakau, jeigu ten tarp Seimo narių socdemų yra labai daug protingų, labai daug gabių, labai daug tikrai galėtų traukti. Seimo narių. Ir aš žinau, kad jie yra tyliai sėdi. Bet tai kodėl vyksta tas jovalas? Bet tai jie yra išdavikai tokia atveju. Bet tai čia jie neleidžia. Jeigu jų neleidžia, Rūta, ką jiem daryti? Ką? Ką daryti? Susivienyti prieš kvailius valdyti yra paprasta. Reikia tik tai biškį pakeisti. Logika. Nenoriu pasakyti. Paspalplanint balsą ir galima viską susitvarkyti. Gerai, žiūrėkit, šitoj vietoj. Su juo ateina, su Budriu lieka tos pačios problemos. Ką jūs darėt naktį, atsiprašau, žiovaujate? Aš nuo 5 ryto, bet kadangi, sakau, visą dieną non-stop, šilta ir trūksta deguonies. Ir vandens jau juokit reikėtų. Vandens reikia. Yra dar glašiukas, atsigerkite. Kaip Sacharo dykumoje. Pradės. Vasara. Jo, vasara. Gerai, dar paaiškinkit man vieną dalyką. Kas bus su tokiais sprendimais, kurie neišvengiamai kabo, kaip Damoklo kirvis? Amerikonai išėjo, ne? Baltarusių trąšų tranzitas, jeigu nepasileis, Amerikonai negrįš niekada.
Grįž po tarpinių rinkimų, kada senatą perims demokratai, kada bus interpeliacija Trumpui, Trumpą nuims kažkur, tai manau, kad gruodžio mėnesį jo turėtų nelikti, šių metų gruodį, kitų metų sausi. Ir bus nauji rinkimai ir tada... O kas ten bus naujas tada prezidentas, nes jūs kaip geriau negu Braitytė? Naujas prezidentas bus... Vensas turi dabar labai greitai atsiriboti nuo Trumpo reikalų. Jis turi biškelį atsiriboti. Jeigu matėt, jis taip, nes Vensas būtų idealiausias šitoje istorijoje, bet kas atsitiks, kad tie, kurie buvo tarpiniai ir kurie buvo neapsisprendę, jie pasirinks demokratus. Ir šiuo atveju Kamala Harris bus. Kamala bus. O Vensas, Amerikai Vensas būtų geriausias dalykas. Aš neturiu, neskaičiuoju. Kamila yra naudinga pasaulio leftistams. Jo, bet tai balsuos amerikiečiai. Bet yra didžiausia problema, kad aš pamenu, irgi buvo viena kažkur tai apklausa. Kaip jūs vertinate Bideną, ten maždaug, ten diktatorius, ten... Kai išrinko Trumpo, kaip jis vertina, lygiai tas pats buvo, tą patį demokratai kalbėjo apie respublikonus, apie demokratus. Tai plus nepamiršti, kad yra juodaodžių Amerikoje, kaip čia... Daug. Galima sakyti, juodaodžius spalvotus. Juodaodžius galima, ten to N raidės negalima. N raidės. Jo, tai ir aplamai Latino amerikiečių yra labai daug, ne? Tai jie gali spręsti. Klausimas, kiek jie turi balsavimo teisę ir kiek jie aktyvus bus. O dabar jie tikrai bus aktyvus, nes jie pamatė, kad jų tetas, giminės ir panašiai deportuoja masiškai iš Amerikos, kraunai to. Trumpui reikėjo, ką aš tau ir tada sakiau, jam reikėjo imituoti, kad jis laimėjo Irane karą. Nors pralaimėjo absoliučiai, jis sudaužė, kaip ten turi būti. Bet važiuojate tanklaiviai, naftos kaina krenta. Nes Iranas šiandien labai šokia į viršų, jeigu pasiesite. Tai Iranas lankosi kaip niekad ramiai išlaikyti ir panašiai. Dabar grįžtant į mūsų reikaliukus. Tai šią savaitę turėjo pranešti, kad Amerika džiugiai praneša, kad kariai siunčiami šičia. Mano žiniomis tas sprendimas kažkur užsto. Gal aš jo neturiu tiksliai, gal aš klydau. Grįžta, ne? Kad jo, tai, bet čia galbūt aš klystu, gal čia yra dezinformacija, man buvo gal netinkamai pasakyta. Pirma gera naujiena. Vienas. Plius šiandien Seime zingeringas, virsdamas, kriusdamas, kai ta siuvimo mašina pristatė Amerikos 250 metų, kaip mes ten broliai kartu. Bandoma įvairiais būdais.